Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumise pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. Nuo manęs atsiskyrę jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasilieka manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surink šakeles, įmes į ugnį ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumise, jūs prašysite, ko tik norėsite ir bus jums suteikta. Tuo bus pašlovintas mano tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių ir būsite mano mokiniai. 5. Velykų sekmadienis. Sveikinu visus. Po vieno sekmadienio mišių išeina susižavėjusios moterėlės iš bažnyčios ir kalba, kaip gražiai kunigėlis pakalbėjo. Reikia užeiti pas jį į zakristiją ir pagirti. Užeina jos ir sako, mielas kunigėli, kaip jūs gražiai kalbėjote. Na jau taip užkabino širdį, jau taip užkabino, jau tiesiog sugraudino. Na, kunigėlis ir klausia, na tai, kas jums labiausiai patiko? Apie ką aš taip kalbėjau, kad jūs taip užkabino? Ai, kunigėliai, tai žinokit, neprisimenu, bet jau taip gražiai kalbėjote, jau taip, na jau tiesiog buvo miela ir gražu klausyti. Ir šioje vietoje galima būtų paklausti, kokiegi prasmė iš tokio klausimo? Arba kartais galbūt paklausti, kokia prasmė iš tokio kalbėjimo? Žinote, jeigu apie kunigo kalbėjimą galima būtų pasakyti tik tai, kad jisai gražiai kalba, prasmės tame nebūtų. Gražiai gali kalbėti aktoriai, gražiai gali kalbėti laidų vedėjai, bet kunigas yra pašauktas kalbėti negražiai. Jo kalba gali būti graži, bet jis turi kalbėti prasmingai ir turi kalbėti tiesos žodžius. Štai šios dienos Evangelijos ištrauka, kurioje irgi yra gražus pasakojimas. Tačiau jeigu jis liks tik tai gražus ir vaistingas pasakojimas apie vynmedį, apie tas šakeles, apie vynuoges, duodančias vaisių, tai prasmės tame nebus. Jeigu nesuprasime, kad šitas pasakojimas nori mums pasakyti, jog kiekvienam iš mūsų, man ir tau, Kristaus reikia tiek ir taip, kaip mums reikia oro, prasmės iš to nebus. Jei nesuprasime, kad jeigu nekvėpuosime, negyvensime, jeigu nebūsime kartu su Kristumi, neduosime vaisių, prasmės iš Dievo žodžių, iš gerosios naujienos nebus. Jėzus kiekvienam iš mūsų šiandien nori pasakyti. Jis yra tas, kuris duoda gyvybę. Jis yra tas, kuris palaiko gyvybę. Jis yra tas, kuris rūpinas mumis. Tėvas, kuris yra mylintis ir gailestingas, kuris taip pamilo pasaulį, jog atsiuntė į pasaulį savo sūnų, kartais yra labai švelnus ir glostantis. Kartais yra griežtas. Kartais yra, kaip Evangelijoje skaitome, apvalantis. Leidžiančias mums patirti tam tikras netektis, dėl kurių mes galime nuo jo nusisukti, dėl kurių mes galime ant jo užpykti. Tačiau jeigu tikėsime, kad jis yra mylintis tėvas, kiekvienam iš mūsų ieškantis to, kas yra geriausia, suprasme, jog mylintiems Dievą visą išeina į gerą, kad ir kaip sunku tai būtų šiandien suprasti, kad ir kaip būtų sunku priimti, kad Dievas tai galėjo leisti mums. Kiekvieną šakelę, kuri duoda vaisių, jisai apvalo, kad tie vaisiai būtų dar gausesni, dar labiau prinokę ir dar malonesni.